Jėzus yra nuostabesnis, negu tu ir aš, mes galime jį išreikšti savo žodžiais. Jis yra karalius ir jis yra mūsų gelbėtojas. Ir jis yra dabar čia. Iš tiesų, aš galvoju, kaip pradėti šitą tarnavimą. Nuo ko jį pradėti. Ir prieš keletą dienų Viešpats man priminė mano vaikystę, mano tėvelių namuose. Mano tėvų namuose dažnai būdavo tėčio draugai, muzikantai, poetai, dailininkai. Ir ten būdavo įvairūs susitikimai. Ir dažniausiai tai pasitikdavo, kad kai jie jau būdavo aptarę visus savo rimčiausius reikalus, tėtis pakviesdavo mane. Jis pakviesdavo ir paprašydavo, sūnau, pagrok ką nors. Ir iš tikrųjų, aš labai stengdavausi. Ne dėl to, kad aplinkui būdavo mane mylintys ir mano mylimi žmonės, tėčio draugai, bet dėl to, kad manęs klausydavo mano tėtis. Jeigu aš pagrodavau gerai, tėtis lengviau atsidusdavo ir sakydavo, sūnau, tu nueisi toliau už mane. Jeigu aš susimaudavau, tėtis sakydavo, nu nieko, padirbėsi per vasarą, pasitempsi, kitais metais bus geriau. Iš tiesų, norėtųsi šiandieną groti mūsų tėvui, kuris yra karalių karalius, kuris yra visos šitos visatos sutvėrėjas, kuris yra Dievas ir nėra kito Dievo išskyrus jį. Aš toks laimingas, kad šiandieną tiek daug mano tėčio draugų, tiek daug mano tėčio bendradarbių, tiek daug brangių žmonių. Ir iš tiesų, aš visų pirma dėkoju jam, mano nuostabiam gelbėtojui Jėzui Kristui, už tai, kad prieš 8 metus jis ištraukė mane nuo pat mirties slenksčio. Jisai nuplovė krauju visas mano nuodėmes. Jisai išgelbėjo visą mano šeimą. Jisai atstatė sugriuvusius mūsų namus. Ir jisai niekuomet mūsų daugiau nepalieka. Aš dėkoju jam, kad jisai atvedė mane į šitą nuostabę, tautoje šviečiančią bažnyčią. Aš didžiuojuosi prieš visą Lietuvą, kad esu šios bažnyčios žmogus. Visų pirma, noriu padėkoti tau, Pauleta, mano brangioji žmona. Tai tu meldėjai už mane 1,5 metų. Tu mokėjai pirmą kainą, kad šiandieną aš stovėčiau čia, o ne gulėčiau kapuose. Ačiū tau. Aš iš visos širdies noriu padėkoti tau, brangus Stasy. Tu esi mano paguodos pastorius. Aš niekada nepamiršiu tų žodžių, kuriuos tu man kalbėjai praeitą vasarą. Tai kažkas fantastiško. Dievas kalba per tave. Dievas mane auklėja per tave. Dievas mane guodžia per tave. Aš labai branginu, kad galiu būti tavo draugas, tavo šeimos draugas. Ačiū Dievui už tave. Aš labai myliu kiekvieną iš jūsų. Kalbėk Viešpatie, ne mano lūpomis, ne mano žodžiais, bet savo lūpomis ir savo žodžiais. Kad šiandieną tavo tauta būtų pakeista, kad mes dar geriau pažintume tave ir liktume tavyje amžinai. Jėzaus Kristaus vardu dėkoju tau. Amen. Padėkokime mano nuostabiems broliams, kad taip puikiai tarnauja šiandien. Ačiū Jums, broliai. Tęskite. Taigi, norėjau su Jumis pasidalinti keletą dalykų,
kuriuos girdėjau tiesiai iš Viešpaties širdies ir tikiu, kad tai yra šiam laikui, tikiu tai, kad tai yra kiekvienam iš mūsų, tikiu, kad tai visų pirma yra man pačiam. Neseniai Vilniuje Vingio parke vyko pasaulio lietuvių dainų šventė. Man teko dalyvauti šios dainų šventės baigiamajame koncerte. Ten jungtinis jaunimo choras atliko vieną mano giesmę. Visą šią dainų šventę pabaigė mūsų neoficialus nacionalinis himnas Lietuva brangi. Ir šią giesmę dirigavo mano tėvas. Jisai užlipo ant dirigento pakylos, davė toną 14 000 dainininkų chorui, o po to atsisuko į mūsų karalių, į mūsų ministrus ir paprašė: brangieji, prisijungkime prie šito choro, prisijungkime ir išaukštinkime tai, kas mūsų širdyse šiandieną yra brangu. Didžioji to choro dalis, 14 000 žmonių ir vyriausybės dalis, jie be abejo nepažįsta Viešpaties, kaip pažįstame šiandieną jį mes. Bet visi žmonės atsistojo. Visi žmonės atsistojo ir jie giedojo šitą giesmę, kuri sunkiausiais okupacijos metais kėlė mūsų dvasią. Šitą giesmę, kuri buvo mums įaugusi širdyje. Mes ją saugojom bolševikinės represijos laikais. Mes ją saugojom. Tai buvo tarsi mūsų vidinis nusiteikimas. Aš nesutinku su aplinkui esančiu teroru. Aš nesutinku su aplinkui esančia tamsa. Aš vis tiek tikiu, kad vieną dieną tai pasibaigs. Ir tai pasibaigė, nes Viešpats pasakė: užteks, dabar mano laikas Lietuvoje. Amen. Tuo metu, kai tėvas baigė diriguoti šitą giesmę, visa daugiatūkstantinė auditorija prapliupo viena ovacija. Aš užlipau nuo pakylos, kad pabučiuočiau jį ir pasveikinčiau. Aš įtikėjau sausio įvykių pradžioje. Atėjau ne į kokią nors bažnyčią, kaip šiandieną daugelis mano, kad man sumokėjo pinigus ir aš atlikiau tikėjimo žodį. Aš atėjau pas Jėzų ir man visai buvo nesvarbu, kokioje aplinkoje Viešpats gyvena, kad tik jisai būtų. Ir iš tiesų, tą vakarą, kai nuo manęs nukrito šitą daugiatonį kaltės ir pasmerkimo našta, aš pasijutau pirmą kartą gyvenime savo žmogumi. Man tada buvo 31 metai. Ir natūraliai, kaip ir kiekvienas įsimylėjęs žmogus, aš klausiau, kągi aš Viešpatie galėčiau padaryti dėl tavęs. Aš nežinojau teologijos, aš nežinojau jokių dvasinių principų. Aš žinojau tik tai vieną, kad dabar aš esu nuplautas, teisus ir nepakaltinamas. Ir aš skubėjau daryti kažką dėl Viešpaties. Dieve mano, kokie buvo nuostabus laikai. Namuose aš neturėjau nei radio, nei televizoriaus, buvau viską pragėręs. Ir žinot, vienintelis dalykas, ką aš turėjau, buvo Naujasis testamentas ir vienintelis radijas buvo bažnyčioje atliekamos giesmės. Laikai buvo įdomus ir iš tikrųjų ten viskas krypo, tai vieną, tai kitą pusę. Vieną dieną atsikėlė Lietuva laisva, kitą dieną ten bolševikų šitą tanketę, po kiemus važinėja, reikia, što vse vlast перешла Sovietам. Už ko laikytis, mano draugai, sako, neša muilą į vakarus, nes mūsų grįš į vagonus ir išveš į Sibirą. Tada žinojau, kad jeigu Viešpats sugebėjo tokį niekšą kaip mane išgelbėt, negi tai neišgelbės visų kitų žmonių. Amen. Ir žinote, gimė įvairiausi projektai, patys beprotiškiausi. Aš sukūriau tada giesmę apie švenčiausią Jėzaus kraują.
Ir mūsų su Ovidijum Višniausku tada dar stipriai bendravom, nuėjome į studiją, įrašėm šitą giesmę su choro dideliu gabalu. Ir mano vienas draugas, kuris rašė man eilės, sakė, nu Gintai, dabar visos Lietuvos bobutės tavo, kurios atriš mazgelius, tai ką tu prakėrei, dabar tu susirinksi atgal. Iš tiesų mes nunešėme tą giesmę į nacionalinį radiją, jie iš karto priėmė. A gal aš ją pagėdosiu, galime? Aliuja, ačiū tau Jėzau. Duokite mikrofoną. O pati pirmoji giesmė, kurią aš skūriau savo brangiam gelbėtojui. Sutramdyk savo skausmą, o sužeistą tėvynę. Šiandieną dar kaip niekad mes mylime tave. Geriausiai tavo sūnus mirtį nepasiklydę prarado vien tik kūnus, nes jų dvasios jau džiaugias danguje. Švenčiausias Jėzaus kraujas išgelbės iš raudono pragaro nakties, tegu Dievo žodis tampa mums namais, kuriuose gyvenus gera amžinai. Švenčiausias Jėzaus kraujas sutraukys velnio pančius ir kelius nušvies, tegu kyla Dievo žodyje laisva, nesuklupus ir garbinga Lietuva. Nusišypsokit broliai, pamiršę naktį klaikią, nekaltą vaiko ašarą, nubraukite švelnia ranka. Mes esam viešpaties kariai ir mūsų ten nepaliekam. Laisvės kelyje sunkiam stipri tikėjimo jėga. Švenčiausias Jėzaus kraujas išgelbės iš raudono pragaro nakties, tegu Dievo žodis tampa mums namais, kuriuose gyvenus gera amžinai. Švenčiausias Jėzaus kraujas sutraukys velnio pančius ir kelius nušvies, tegu kyla Dievo žodyje laisva, nesuklupus ir garbinga Lietuva. Tegu kyla Dievo žodyje laisva, nesuklupus ir garbinga Lietuva. Tegu kyla Dievo žodyje laisva, nesuklupus ir garbinga Lietuva. Ačiū tau, Jėzau. Myliu tave, Viešpatie. Ačiū tau. Ačiū tau, Karaliau. Aleliuja. tą giesmę mes nunešėme nacionalinį radiją.
Tai iš karto dar man davė eterį. Jeigu jūsų kūryboje prasidėjo naujas etapas, sakau, taip, aš susipažinau su geriausiu visatos pianistu, jo vardas Jėzus Kristus. Ką jūs norėtumėte pasakyti mūsų klausytojams? Aš atsiverčiau Petro laišką ir pradėjau skaityti. Nusižeminkite pagalingą Dievo ranką ir jis iš jūsų išaukštins metų atėjus. Aš nieko nesupratau, ką tie žodžiai reiškia. Bet reikėjo lietuviams ką nors iš Petro paskaityti, ne? Aleliuja! Čia Jėzus! Čia Jėzus! Laikas bėgo toliau. Ir žinot, galvoju, ką čia daryti toliau? Atsisukau į savo brangius kolegas, su kuriais mes pragrojom įvairiausiose kabakuose, įvairiausiose džiazo klubuose, gastroliavom. Nesakau, brangiai, reikia dabar suorganizuoti kažkokį koncertų ciklą. Nuėjau pas Vilniaus planetariumo direktorių. Sakau, aš matau, kad jūsų planetariumo dabar niekas nevaikšto, dabar visi žiūri, kaip muilą iš Lietuvos išnešti. Aš jums turiu pasiūlymą, jūsų salė 3 dienas bus pilna. Kaip? Pasaulį domina mamona. Tai vat ir įsigykime draugų jos pagalba. Aš turiu nuostabų džiazo ciklą. Džiazas geriausias Dievo kūrinys. O, tai įdomu. O sakykite, kaip čia jums Zodiaką reikės paleisti. Sakau, leiskite. Zodiakas irgi Dievo kūrinys. Aš surinkau geriausius Lietuvos džiazo muzikantus ir mes tris paras šlovinome. Turbūt, nežinau. Bet aš ten skaičiau švento rašto, susirinkę žmonės, kurie matydavo mane visai kitokioj kondicijoje. Jų žandikauliai vaikščiau kaip stalčiai. Kažkas čia tokiu vyksta. Mes su brangė žmonėlė nuėjom į komjaunimo tiesos spaudos balių. Dabar tai vadinasi Lietuvos rytas. Žinote šitą laikraštį? Amen. Aš buvau prie vieno staliuko, mano žmona prie kito ir korespondentai staiga priejo prie jos ir pradeda klausinėti. Sakykit, prašome, ar čia yra jūsų vyras? Mano žmona sako, taip, tai iš tikrųjų yra mano vyras. Bet aš anksčiau savo žmonos niekam nerodydavau. Aš gyvenau kaip tikras uzbekas. Jie slepia savo žmonas, kad kas nors nenužiūrėtų, o patys veikia, ką nori. Ir žinot, bet ir jie turi viltį Jėzuje, šlovė. Ir žinot, kai jie išgirdo, kad aš esu Vilės vyras, tai sako, o jūsų vyras nuostabus. Ir žmona jiems pasakė, palaukite, čia dar pati pradžių pradžia. Jūs apie tai netrukus išgirsite. Ir žinot, dalykai iš tikrųjų prasidėjo. Aš visą galvą dėjau į evangelizacijas, troškau tarnauti viešpačiui kaip kur ir bet kur. Ir žinote, aš jums noriu pasakyti vieną savo nuodėmę. Aš esu grupės Foje krikštatėvis. 1986 metais viena jauna televizijos režisierė atvedė 4 bakuriukus ir pasakė, Gintai, čia yra tokie pacanėliai, jie parašė 2 dainas. Laužo tamso naktyje. Esi gal tu kaip nors galėtum jas apiforminti ir pristatyti. Nu gerai, sako, Angelė, pristatysim. Atėjo Andriukas, jis tada toksai buvo pakankamai kuklus vaikas. Šiam uždaviau klausimą, o kodėl jūs vadinatės Foje? Todėl, kad gyvenimas yra didelis vestibiulis, o mes tik tai stovime koridoriuje. Nuolankus, geras atsakymas. Bet praėjus kuriam tai laikui, aš taip po krikščionimi, Arūnas Adomaitis pasikvietė mus į evangelizaciją. Stovim mes prie gastronomo Elektrėnuose. Arūnas Adomaitis, dar 2 sesės ir aš. Vietoj lyjant vėjui pučiant, šlovinam viešpatį
Aplinkui sėdi tie, kurie pirmieji eis į dangaus karalystę. Ir staiga žiūriu ir netikiu savo akim, pro mus eina 4 kentai. Jie pasižiūrėjo į mane, kaip paleista iš 5 palatos. Supranti, apie ką aš kalbu? Tau teko kada nors mirti prieš tuos? Tai buvo puikiai apipjaustymo pamoka. Aš manau, kad mano veidas buvo tada toks pat mėlynas, kaip mano lietpaltis. Žinai, kai žmogus miršta, jis pamėlynuoja. Tada atėjo sekantis laikas ir buvo Velykos. Ir mano širdis prisipildė dėkingumu viešpačiui. Aš sėdau kažkaip popietėj prie instrumento ir gimė giesmė Šventas Dievo minėlį, kuri taip nuostabiai šoka sesuo Judita. Ačiū tau, mylimoji. Jėzuje Kristuje, tu nuostabiai šoki šitą šokį. Nuostabus patėpimas ant tavęs. Tai laimina mūsų tautą. Tai laimina tautas. Ačiū Dievui už nuolankius talentus Kristui. Ir aš dabar galvoju, kam čia įteikti šitą giesmę? Aš paskambinau Sigutei Trimakaitei. O, sako, mit gosint vernügung, su didžiausiu malonumu. Taigi, Sigutė Trimakaitė, Ąžuoliuko choras, Petras Vyšniauskas ir aš. Atlikom tą giesmę, įrašėm neblogoj versijų, ten prikrovėm visokių džiazinių marazmų. Žodžiu, gavosi vos ne kantata. Sako, mes dabar kaip nufilmuosim, tai visa Lietuva verks. Ir iš tikrųjų, kai aš pamačiau šitos versijos videoklipą per Lietuvos nacionalinę televiziją, apsiverkiau ir aš. Sigutė Trimakaitė atsiklaukus prieš Marijos skulptūrą Aušros vartuose. Gieda Šventas Dievo minėlį. Ačiū Dievui, kad aš tada dar nesimokiau Biblijos mokykloje. Tai žinote. O tokie buvo laikai. Aš buvau durnas ir laimingas. Turbūt kiekvienas iš mūsų turėjom šitą periodą, ne? Tai pirmosios meilės laikas. Tai pirmoji meilė. Žmonės dažnai pasauliečiai, žinai, padarė porą taurelių, pasvajoja apie tuos metus ir sako, jie niekada nesugrįš. Bet mes turime pažadą, kad jisai gali grįžti. Ne tik tai, kad gali grįžti, bet viešpatis ragina jį sugrįžti. Amen? Ir kaip jisai tai daro? Sako, viešpaties dvasia ant manęs, kad aš suteikčiau liūdintiems Sione džiaugsmą, grožybę vietoj pelenų. Ir žinote, tai yra natūralus procesas, kai mes mylime paskui kažką, mes einame paskui jį. Vėliau buvo įdomus laikas. Mes nuėjome su žmonėle mokytis į Biblijos mokyklą ir kartais kažkas randa savo žmoną tarp Biblijos mokyklos studenčių ir tai yra labai gerai. Bet mes su žmona nebuvom pažįstami mokyklos suole, bet kai apsivedė, viešpas pasodino mus į vieną suolą. Žodžiu, pas mus buvo meilė mokykloje. Ir žinot, laikas bėgo. Jūs prisimenate turbūt tuos nelabai lengvus bažnyčiai metus, mes per juos perėjome ir viešpats davė mūsų akims šviesą ir privilegiją matyti tai, ko galbūt ne visi šiandieną gali matyti. Bet po to atėjo
tam tikri apsisprendimo momentai. Man teko apsispręsti. Taip, aš jau buvau atgimęs žmogus, aš mylėjau Jėzų visą širdim, aš buvau baigęs tam tikrus mokslus teologinius, mano diplome yra įrašyta, kad galiu dėstyti tikybą vidurinėje mokykloje. Kaip sakė daktaras Faustas, pasidariau aš teologas ir tarkim, muzikas neblogas. Ir atėjo ta diena, kai man teko perimti šlovinimo lyderio vairą iš savo mielos lyderės Ritelės, kuri tuomet išėjo į dekretinės. Ir viešpas pradėjo ją laiminti vaikais. 1, 2 ir 3. Ir kai gimė antras vaikas, aš supratau, kad lietuvių liaudės daina nepabuvęs kareivėlių nebus geras artojėlis. Aleliuja. Bet iš tikrųjų, aš puoliau tarnauti viešpačiui visą širdim, visų protų ir visomis jėgomis. Nes iš tikrųjų, kai tau yra patikima kažkas tai didelio, tu dedi tai visą savo širdį, visą savo sielą, visą savo dvasią. Ir aš buvau pilnas tokių minčių, kad štai ko nepadarė moterys per savo periodą, dabar mes vyrai padarysime. Paskiau praėjo kiek laiko, aš pamačiau, kad daugelis dalykų, kuriuos kalbėjo mano lyderė, jie buvo išbandyti laiko. Aš pripažinau tai ir pradėjo iš tikrųjų viskas vykti labai puikiai. Ir žinote, laikui bėgant, mes nesame šiaip savo paprastame darbe, kur tu dirbi geroj firmoj, tau moka nuolatinę algą, svarbu nepasigerk ir laiku ateik į darbą, laiku grįžk iš atostogų ir viskas bus gerai. Mes esame kare. Tau gal atrodo, kad tu nesi kare, nes viešpatės malonė tave yra padengus. Bet jeigu dabar tau kas nors atidarytų akis, tu pamatytum, kas už to lango. Amen. Ir žinot, laikui bėgant buvo tame periode visko. Buvo laikas, kai aplinkui būdavo daugiau žmonių. Buvo laikas, kai iš tikrųjų atėjus kažkokiems radikaliems mūšiams, radikaliam laikui, staiga tie, kurie buvo arčiausiai manęs, jie išvažiuodavo kažkur tai groti koncertus, groti chaltūras, kaip mes muzikantai sakome. Kai tik tai ateidavo kokį nors seminarai ar konferencijos, staiga tų žmonių, kurių aplinkui manęs, kurie buvo šalia manęs ir nėra. Ir aš kapodavau vienas toks kaip charizmatinis voras, žinot, savo šitam tinklelėje. Ir viešpat iš savo malonės mane puikiai laikė. Atėjo metas, kai mano širdis pradėjo pavargti. Kai mano širdis pradėjo iš tikrųjų jausti tam tikrą kažkokį tai, nusivylimo visu tuo, ką aš darau skonį. Ir tai turbūt niekam nėra nauja. Nes ateina tas metas, kai mes pavargstame kiekvienas. Ateina tas metas, kai staiga viskas, ką tu darai, atrodo, neturi jokios prasmės. Pradeda smelktis kažkokios tai mintys, kad galbūt kažkaip kitaip būtų buvę geriau ir tu staiga pradedi juose painiotis. Iš tiesų, tame, kame aš buvau, aš negalėjau pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo viskas, kame aš galėjau išreikšti savo meilę viešpačiui, kame aš galėjau atsistoti prieš jį toks, koks aš esu. Bet iš tikrųjų man labai norėjosi daryti gerą. Man labai norėjosi dirbti iš visos širdies. Aš mylėjau savo bažnyčią, aš mylėjau savo pastorius, aš mylėjau tuos, kurie maitina mane žodžiu. Ir štai tas laikas, kai man nežinant buvo užmestas tinklas. Dovydas apie jį rašo, kad man nežinant slapčia buvo užmestas tinklas. Koks tas tinklas? Aš nesukilau galbūt kaip kiti žmonės. Aš nemurmėjau ir nekalbėjau kažkokių dalykų, kurie neštų actą į kitų žmonių širdis. Bet aš tapau tuo, apie ką šiandieną ryte pamokslavo
mylimas Stasys. Aš tapau tuo nuolankiu, tuo gražiu ir tuo sąžiningu krikščioniu. Tikru teologiniu partiečiu, kuris pasitenkinęs ta vieta, kurioje jisai yra, o jisai žinojo, kad yra geriausioje pasaulyje bažnyčioje. Jisai buvo pasitenkinęs tuo, ką turi, nes jisai buvo tam tikroje dvasinėje pozicijoje. Jisai nenorėjo galvoti savo galvą, nes už jį viską galvojo jo pastoriai, už jį viską galvojo jo lyderiai ir jam beliko tik tai kopijuoti tai, kas eina prieš akį ir tarsi atrodys viskas gerai. Ir noriu pasakyti iš anksto, mano širdyje nėra nei lašelio nuoskaudos, mano širdyje nėra nei lašelio sukilimų, bet kalbu šiandieną apie tinklą, kuris yra pavojingas kiekvieno mūsų gyvenime. Aš neturėjau jokio pasitenkinimo tuo, ką dariau bažnytinėje scenoje. Man viskas tačiai nusibodo. Aš neturėjau žmonių, su kuriais galėčiau rungtis kaip muzikantas, su kuriais galėčiau galbūt mokytis iš jų kažko, prieš kuriuos aš būčiau pats viščiukas ir kurie galėtų man duoti kažkokius patarimus. O jų man taip reikėjo. Norint augti, reikia, kad kažkas šalia tavęs būtų aukštesnis už tave. Amen. Iš tiesų, aš buvau karštas ir pasiutęs. Aš labai mėgau groti vadinamą hot jazzą, aš grojau su malonumu rock'n'rollą ir iki šiol taip begroju grosiu. Ir man sakė, žinai, tu nebūk toksai forsatorius, žinai, bažnyčia čia ne koncertas, ką tu čia, žinai, visą kitą. Tu nereikia, tu tempi viską, eini taip į priekį dabar, ramiau. Aš nuvažiuodavau pas slavus kur nors, slavai sakydavo, все нормально, jie dar karštesni. Aš grįždavau į Lietuvą, sakydavo ramiau. Aš vieną pagalvojau, Dieve, iš tikrųjų, gal tai reikia ramiau, bet tas ramiau, tai buvo iššūkis. Aš pradėjau vaikščioti nebe prieš savo viešpatį, aš pradėjau vaikščioti prieš žmogų. Aš nekalbu su kilimu, bet raštas sako, vaikščiokime prieš viešpatį. Suprantate, apie ką kalbu, mylimieji? Ir iš tikrųjų, vieną dieną man trūko juosta. Aš sakiau, arba mano gyvenimas turi pasikeisti, arba aš tada nežinau, ko aš šitoj vietoje esu. Viešpats buvo man išliejęs milžinišką malonę. Ir aš pradėjau visų pirma ieškoti atsakymo jo žodį. Kai aš pradėjau ieškoti ir knistis šventame rašte kaip niekad iki tol, staiga viešpats davė aibę nuostabių dalykų. Staiga aš pradėjau tarnauti žodžiu, aš pradėjau važinėti po mažus Lietuvos miestukus, po didesnius. Vėliau pradėjau mane kviesti į tokias konferencijas artimame užsienį buvusioje Sovietų Sąjungoje. Galų gale aš peržengiau tas ribas, kurios anksčiau vadindavosi vakarai. Aš nukeliavau iki valstybių, kurios turi aukštą imidžą kaip krikščioniškos šalys. Ir ten man gerai sekėsi. Žmonės kalbėdavo, kad jie yra palaiminti, kad jie daug gauna, kad iš tikrųjų jų gyvenimai keičiasi, kad Dievas veikia. Iš tikrųjų, ta pusė, kurioje aš neturėjau absoliučiai jokios savo patirties ir jokio savo supratimo, matėsi, kad viešpats neša mane tarsi ant savo nuostabių bangų. Bet čia, kas buvo visas mano gyvenimas, kur aš praleidau absoliučiai didžiąją savo gyvenimo dalį. Aš mačiau, kad tai yra ne tai, absoliučiai ne tai, ko trokšta mano širdis. Ir žinote, vieną dieną aš apsisprendžiu, arba aš pasieksiu viešpatį ir išsiaiškinsiu, kame yra dalykas, arba aš daugiau niekada nebeprisiliesiu prie jokio instrumento. Aš gavau
viešpaties pranašiškas dvi giesmes. Tai viešpatie sukurk man naują širdį ir mano tėve, iš pavargusios širdies šaukiuos tavęs. Žinote, aš per pastarosius metus turėjau 2 širdies priepuolius. Po pirmojo širdies priepuolio aš atsigavau ir taip gimė šita giesmė. Tai buvo iš tikrųjų mano kapo laikas. Aš gulėjau ten kaip Lozorius ir šaukiausi viešpaties iš visos savo širdies. Dieve, pradėk ką nors keisti, pradėk ką nors daryti, išvesk mane iš šitos situacijos, nes aš daugiau joje gyventi nebegaliu. Ir viešpas pradėjo vesti. Bet žinai, kai viešpas pradeda vesti, kažkas labai gerai kalbėjo. Viena sesutė per pietus, kad sako, tu meldiesi, viešpatie palaimink mane. Ir jisai tave pradeda laiminti, patraukdamas nuo tavęs viską, į ką tu gali atsiremti išskyrus jį. Apie tai noriu dabar papasakoti. Iš tikrųjų, kai prasidėjo šitas laikas, prasidėjo mano gyvenime tai, ką Dovydas mini savo eilėje psalmių. Ir aš tik tai iš tikrųjų suminėsiu keletą tokių dalykų. Klausykis tai širdimi, ne protu ir sielu. Kiekvienas iš mūsų turime tam tikras pusės, kuriuose esame stiprus ir tam tikras pusės, kur mums reikalinga viešpaties malonė. Kai aš atėjau pas Jėzų Kristų, aš atnešiau save jam visą. Aš atnešiau savo praeitį, savo dabartį ir savo ateitį. Teko pereiti per daugą, teko palikti senus draugus, teko palikti muzikinę karjerą, teko palikti artimuosius, giminės. Tėvelis ir mama tuo metu nesuprato, ką aš darau. Iš tikrųjų, aš likau vienas prieš Jėzų Kristų, draugė su savo brangia žmona ir su savo mylimo dukrele, mes sūnaus tada dar neturėjau. Ir aš žinojau, ką aš pasirinkau. Viešpas mane pjaustė labai greitai ir nuostabiai per mano brangius lyderius Jūrą Bičiavą ir per Ritelę Brazaitienę. Aš myliu ir gerbiu tos žmonės šiandieną, tik tai suprantu, kiek Dievas daug per juos padarė. Aš šalia tavęs turėjau tokius dvasinius grandus kaip Giedrių ir Gabrielių. Arūną Domaitį, kuris išnešiojo mane ant savo dvasinių rankų. Tai žmogus, kuris iš tikrųjų laikė mane sunkiausiam dienom, kad aš nenukriščiau. Kuris buvo visada šalia manęs. Ir atrodo, iš tikrųjų, tai, kas pasaulį domina, tos vertybės, kuriomis gyveno mano draugai, mano kolegos, jos jau buvo kažkur seniai nukištos į kampą. Ir niekas jų iš tikrųjų nebenorėjo prisiminti. Bet tą dieną, kai aš pasakiau, noriu viešpatie sugrįžti pas tave, staiga velnias pradėjo kalbėti įvairius dalykus. Ir pirmas jo žodis, kurį jisai man pasakė, tu nebeturi patepimo. Jonas rašo, vaikeliai, paskutinėmis dienomis iš jūsų tarpo išeis daug antichristų. Ir kas yra antichristas? Ne tas dėdukas, kuris vieną dieną atsisės ir išgeria. Ten Jeruzalėje. Iš jūsų tarpo išeis daug antichristų. Antichristas, kuris kalba ir išstoja prieš viešpaties patepimą. Antichristas, kuris sako, ten nieko nėra. Ir noriu dar kartą patikslinti, nes tai subtili žinia, kad dabar kalbu be jokios kaltinančios nuostatos jokiam žmogui. Neturiu to savo širdyje. Bet staiga aš išgirdau įvairius dalykus, kuriuos mano ausys tada girdėjo būtent tai. Suprantat, mano ausys girdėjo tai. Velnias man kalbėjo labai paprastai, tu niekada nesugrįši prie šitos malonės, nes yra daug priežasčių. Visų pirma, tu profesionalas. O profesionalas reiškia nepateptas. Prisimink istoriją su Saulium, su Dovydu ir su Galijotu.
Ir aš galvoju, palauk Viešpatie, iš tikrųjų Dovydas buvo neprofesionalus karys, bet jisai buvo priimtas į Sauliaus kariuomenę kaip geriausias Izraelio arfininkas. Ir kiek žinau, analfabetai karalių akivaizdoje negroja. Taip, jisai pradėjo savo gyvenimą kaip mažas piemenėlis, jis ten daug treniravosi, jis pažino Viešpatį, jisai nugalėjo liūtą ir vilką ir lokį, to niekas nematė, kas ten vyko. Bet jisai išlaikė savo pasitikėjimą ne arfą, o Viešpačiu. Iš tikrųjų, šita problema yra didelė mūsų darbe. Ir bėda, kai profiai, jie sudeda visas viltis į savo rankų miklumą, vieną dieną tau gali suparalyžiuoti rankas, į ką tu tada sudėsi savo viltis. Bet aš tiesiog iš mylinčios širdies noriu pasakyti, kodėl taip atsitinka. Iš tiesų, kad tapti profesionalu, tenka padėti ant lėkštės visą savo gyvenimą. Tam, kad tapti pianistu, aš praleidau nei daugiau, nei mažiau 20 metų. Ir vienas sykį man teko numirti savo vaikystėj, numirti savo jaunystėj, kad kažką tai įvaldyti ir suprasti apie muziką. Bet kodėl profesionalai staiga jie sustoja? Ta pati priežastis. Žmonės, darydami kažkokius darbus, jie tikisi atlygio. Mes gyvendami su Jėzumi tikimės atlygio, ar ne? Ką? Viešpats sako, kad mes gausime didelį atlygį ir vainiką, jeigu nepailsime. Aš atsimenu, kaip mano gyvenime pirmame konservatorijos kurse aš dalyvavau respublikinėme jaunųjų pianistų konkurse. Aš buvau pasiruošęs kaip angelas. Tai, ką aš groju šiandieną, tai yra smulkus šešėlis, aš dar toli nuo savo normalios formos, nekalbant apie geriausią. Aš groju tada gerai. Bet iš tiesų, kai tu pasieki tam tikrą lygį, aplink tave visada atsiranda konfrontacija. Mielas krikščioni, kol tu velniui nepavojingas, niekas prie tavęs nelis. Bet kai tu jam tampi pavojingas, taiga prasideda balsai. Per tą konkursą mane vietinė Lietuvos mafija gražiai sutaršė. Aš buvau labai įsiskaudinęs ir kurį laiką negalėjau net žiūrėti į keletą pedagogų. Bet ačiū Dievui, kad jis mane išlaisvino iš to, su jais ir su jų vaikais mes šiandien nuostabiausiai bendraujam, o beje vienas iš jų po to tapo mano profesoriumi, kuris įdėjo visą širdį į tai, kad aš galėčiau įvaldyti instrumentą dar geriau. Aš atsimenu, kai 1987 metais mes grįžome iš Maskvos, laimėję sunkiausią visasąjunginį konkursą Grand Prix. Tada jau respublikinė mafija man pasakė, žinai Gintai, jeigu tu būtum žemaitis, viskas ok, bet kadangi dabar tu aukštaitis, susirink savo manatkes ir važiuok, kur tau patinka. Kai tu esi kažko tai pasiekęs, visada yra konfrontacija. Ir štai tada pasirinkimas. Arba tu įsižeisi, nusivilsi ir pavargsi, arba tu išspjausi iš savo burnos, kaip Holyfieldas Tysono ausį, susikoncentruosi į Jėzų ir eisi pirmin. Profesionalui yra didelis pavojus tapti konservatoriumi, apie kurį kalbėjo Stasys šiandien. Iš tiesų, konservatyvizmas ateina su įsiskaudinimu ir nusivylimu. Šiandieną matau labai tiksliai. Tačiau tai nėra kliūtis Viešpaties kelyje. Aš supratau, kad tai yra ne taip. Toliau velnias man pudrino smegenis, kalbėdamas sekančius dalykus. Tu esi rafinuotas. Tu esi rafinuotas ir tokių Jėzus nepriima. Aš atsiverčiau tarptautinį žodyną ir žiūriu, kas yra rafinuotas. Rafinuotas reiškia išvalytas. Palauk, sakau, šitonė, aš turiu patį rafinuočiausią pasaulyje pastorių, kuris kalba labiausiai išvalytą žodį. Ką tu čia mali tarp savo dantų? Aš pamačiau, kad ne tame esmė. Tada velnias sako, tu intelektualas iš visuomenės elito, tu visada atnesi Jėzų. Bet sakau, šitonė, ką tu čia dabar trėlini? Kaip tada su Moze? Kaip tada su Isaja? Kaip tada, sakyk, brangusis, su Luku, kuris nebuvo ištvirkęs kaimo daktaras, o buvo gydytojas, kurį žinojo Ciesoriaus šeimyną.
kuris parašė apaštalų darbus. Ir iš tiesų intelektualų pasaulis yra toks. Yra intelektualai ir yra snobai. Yra Martinas Liuteris, yra filosofų šutvė. Yra apaštalas Paulius ir yra nukaršusi teologinė malina. Amen. Yra mūsų brolis Johanas Sebastianas Bachas ir ansamblis Aliukai. Viskas priklauso nuo to, į kieno rankas sudėti šitie dalykai. Tada velnias man kalbėjo sekančius dalykus. Palauk, pasiklausyk, o kaip tada toliau? Tu sužlugdėjai visą šlovinimo tarnavimą. Per tave žmonės iš bažnyčios išėjo ir dabar jie yra pasaulyje. Viešpatie, kame reikalas? O sako, tu pasižiūrėk į Gedeoną. Ten pradžiai buvo didelė kariuomenė, galų gale liko 300. Ten vieni iš jų lakė, kiti sėmė vandenį normaliai ir su tais viešpats pasiuntė Gedeoną į karą. Neskaičiumi ir nežmogiška jėga, nemadomis, bet viešpaties dvasia kalba Dievas. Tada velnis metė paskutinį kozirį. Sako, tu per mažai nusižeminęs. Ir aš pradėjau žemintis. Žinote prieš ką? Prieš žmonės. Ar suprantat, mylimieji, apie ką kalbu? Aš dabar nepumpuoju Spartako nuostatų. Buvo du kryžiai, vienas, kuris išgelbėjo žmoniją, o kitas be reikalo. Ant vieno buvo nukryžiuotas Jėzus, ant kito Spartakas. Nebūk Spartakų, niekada gyvenime. Amen. Bet viešpats sako, vaikščiokite prieš viešpatį. Aš pradėjau vaikščioti prieš žmonės. Ir man atrodo iš tikrųjų, kad tai yra gerai, kad tai yra palaiminta. O ką? Pačiam nieko nereikia galvoti. Tavo pamokslininkai gauna žodį, tavo pamokslininkai viską mąsto už tave, jie sukrampo, suvalgo, tu tik tai vykdai įsakymus. Ir svarbiausia, teisingai šypsotis ir atsakyti tai, kas jiems patinka. Kalbėti tik tai. Ir kadangi krikščioniškas leksikonas nėra labai jau toks sudėtingas, ten maksimum 17 žodžių, tai įvaldyti gali bet kas. Atsimenate tuos laikus? Amen. Ar mano širdis verkė, mano širdis iš tikrųjų rėkė, mano širdis sakė, kažkas yra ne taip. Ir mano broliai klausė, kaip čia dabar yra, kas čia darosi? Mes niekas negalėjome suprasti. Tai atnešė kreivą veidrodį, tai atnešė kažkokius tai dalykus, kurie neturėjo bendravimo erdvės. Aš kalbėjau apie Jezabelės dvasią, kad tas žodis Jezabel reiškia iš tikrųjų jokio bendro gyvenimo. Įmanoma gyventi bažnyčioje, netgi vaidinti Dievo tarną ir neturėti jokio bendro gyvenimo su tais, kam tu tarnauji, su tais, kas yra arčiausiai tavęs, su tais, kas šaukiasi tavo pagalbos. Ir žinot, iš tikrųjų, aš dėkoju savo nuostabiam viešpačiui, kaip ir Dovydas sako, tu žinai mano laikus. Atėjo tas laikas, kai jisai viską vienas po kito pradėjo nuo manęs gražiai nuiminėti. Ir aš tada pamačiau, į ką aš remiuosi. Ir štai Dovydo psalmės, kuris jisai sako, iš tiesų, aš tik tai paskaitysiu labai trumpai. Sako, pakilo klastingi liudytojai, kaltino mane tuo, ko aš nenusikaltau. Jie atlygino man piktų už gerą, apiplėšdami mano sielą. Jiems sergant ašutinę vilkėjau, žeminau savo sielą pasninkų, palenkęs galvą, meldžiausi. Elgiausi, lyg jie būtų man draugai ir broliai. Vaikščiau nusiminęs, tarytum gedėdamas motinos. Bet kai aš susvyravau, jie džiaugiasi ir susibūrė prieš mane. Puolėjai susibūrė prieš mane, man nežinant, ir drasko mane be paliovos. 38 psalmė, sako 11 eilutė. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atstu nuo mano skausmų. Mano artimieji stovi iš tolo.
42 psalmė, 3 eilutė. Ašaros buvo man duona dieną ir naktį, kai jie kasdien man sakė, kur yra tavo Dievas. Jiems sergant aš vilkėjau ašutinę ir pasnikavau. Taip atėjo ta diena, kai žmonės, kuriuos aš savo ranka atvedžiau prie Jėzaus Kristaus ir su kuriais drauge meldžiausi atgimimo balda, vieną dieną man pasakė, bye bye, tu mums nereikalingas. Žinai ką, liaukis, mes tavęs daugiau nebenorime. Iš tiesų, aš stebėjau, kaip draugai tarsi iš atstumo stovi ir tyria mane dvasioje. Kasgi iš tiesų bus? Ar jisai numirs, ar jisai pasveiks? Aš buvau kaip tas žmogus, kuris guli gražiuosiuose vartuose ir prašo išmaldos. Duokite man kas nors išmaldos. Duokite man kas nors išmaldos. Ir iš tikrųjų aš jau gaudavau sidabro, aukso, aukso, sidabro, sidabro, aukso, aukso, sidabro. Žodis, viešpatie šlovė. Žodis, viešpatie šlovė. Žodis, viešpatie šlovė. Bet iš tiesų man reikėjo Jėzaus. Man reikėjo to, kas mane pakeltų už rankos ir pasakytų Jėzaus Kristaus vardu. Vaikščiok. Aš nekalbu dabar apie kitus, aš kalbu visų pirma pats apie save. Iš tiesų, ar net per dažnai mes, kai žmogus ištiesęs ranką elgetauja, pasiūlome jam sidabrą ir auksą vietoj Jėzaus. Ar visada mes atsiliepėme į jo širdies šauksmą? Mes turėjom tokią praktiką su šeima. 5 metus mes meldėmės už žmonės, kurie po to pakliuvo į šitą išgelbėtų sąrašą. Ir mes kiekvieną kartą juos droždavom Evangelijos žinia. Kiekvieną kartą mes juos pildavom ir pildavom ir pildavom ir pildavom. Mes matėm jų problemas ir sakėm, va taip ir taip ir taip ir taip. Niekas neveikia iš viso. Kol vieną kartą taip jau susiklostė situacija ir mes pradėjome paprasčiausiai tarnauti jų vaikams. Niekam jokios Evangelijos nebeskelbdavo. Ir atėjo diena, kai tie žmonės pradėjo gelbėtis, kai jie pradėjo šauktis viešpaties ir šiandieną Dievas jau veikia toje šeimoje. Mano draugai laikėsi toliau nuo manęs. Jim Bakeris, jisai pamokslauja, sakė, pusė pasaulio mane mylėjo, pusė pasaulio manęs nekentė, o aš, sako, ieškojau to vieno, kuris nušluostys man nosį. Ašaros buvo kasdieninė mano duona, o jie kalbėjo, jisgi artistas, jam apsiverkti, tai tas pats, kas iš mažo vaiko saldainį atimti. Žinom mes tas profesionalus, nėra jame dievo, nėra jame patepimo. Ir žinote, ėjo laikas, aš beveik jau tuo ir patikėjau. Aš jau beveik tuo ir patikėjau, bet mano gyvenimas taip ir baigsis šitoje zonoje. Profesionalus, intelektualus, arogantiškas, rafinuotas, nenusižeminęs, nesuprastas, nepateptas, niekam nereikalingas, drungnas. Bet Jėzus yra kitoks. Jėzus yra kitoks. Jisai apvertė visą mano širdį aukštyn kojom. Ir žinote tą situaciją, kai jis turėjo draugą, Lozorių, yra mano situacija. Aplinkiniai sakė, jis jau guli 4 dienas kape ir smirda. Yra tų dvasinių uostytojų pas mus, kurie labai gerai jaučia tos dvasinius kvapus. Jau, sako, 4 dienas kape, užvoškime akmenį ir pasakykime, guli prabudimo didvyris. Neišlaikė tikėjimo, haliluja. Bet Jėzus sako, ne, jisai nemirė, jisai tik tai miega. Einu aš jį ir prikelsiu. Ir kai Jėzus atėjo prie Lozoriaus kapo, ten moteriškės jam sukalbėjo keletą teologinių dalykų, paskiau sako, jis jau dvokia 4 dienos kape. Bet Jėzus sako, nuritykite akmenį! Ir tada jisai atsistojo viešpaties akivaizdoj ir sako, tėveli, dėkoju, kad tu visada mane išklausai, Lozoriau, šiaip,
Ir išėjo Lozorius apvyniotas tais visais dalykais ir jau netrukus sėdėjo su Kristumi ir baliavojo drauge. Ir žinote, aš pamačiau vieną paprastą dalyką. Skaičiau kriminalinę knygą apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir mirtį. Pasirodo, kad visos šitos drobulės draugė su kvapiomis šlovinimo medžiagomis, kurio buvo kvapieji aliejai, į kurias būdavo susukamas lavonas, jo suma sumarum sverdavo mažiausiai 50 kg. Ir suklijuodavo tą lavoną taip, kad jam jokių šansų nebūdavo iš tų drobių išsipainioti, net jeigu jis ir prisikeldavo. Štai kodėl, kai Petras su Jonu pamatė šitą Jėzaus kokoną ir neberado ten kūno, jie įtikėjo. Nes jie žinojo, kad iš šito kvapaus klyjo nebegali žmogus jokių šansų išsikepūrinėti, net jeigu jis yra gytų būtumi, būdamas miręs. Bet kai ateina Jėzus, per visą šitą kvapę religiją, kuri pančioja mus, jisai atneša laisvę. Jisai sako šiandien tau, Lozoriau, išeik! Tavo kvapas manęs neerzina. Lozoriau, išeik, nes aš esu gyvenimas ir tiesa. Ir žinote, vieną dieną aš pasakiau, grįšiu pas savo tėvą ir kas bebus, gausiu iš jo atsakymą. Aš visą savo šeimą paleidau į miškelį pasivaikščioti. Ir žinot, aš sėdau prie instrumento. Ir matyt, kad tėvas seniai laukia šito susitikimo. Jisai tekinas atbėgo pas mane. Ir žinote, kol aš grojau, aš pamačiau regėjimą. Milžinišką klouną. Milžinišką klouną. Viešpats pasakė, tai tu, Gintai. Tai tu, brolau. Kaip tai, viešpatie? Ir jisai sako, tu atsimeni Leongavalio operą Pajacai. Atsimeni? Kai sėdi pajacas po spektaklio ir verkia, juokis pajacai. Ir pajacas yra reikalingas kada? Kada vyksta šventė. Ane? Šventė baigėsi ir visi važiuoja namo. Pajacas lieka vienas. Kodėl? Todėl, kad visa jo užduotis 5 minutėms įtikti žmogui. Galbūt jie nusijuoks, o gal ir ne. Ir pajacas lieka niekam nebereikalingas. Viešpas man sako, Gintai, tu pasižiūrėk, kas iš tikrųjų yra įdėta į tavo širdį, kokius tu lobius turite ir ką tu iš tikrųjų demonstruoji. Aš nesupratau, apie ką viešpats kalba. Tai paprasčiausiai garbinau į toliau. Tada viešpats pasakė, sustok, aš noriu tau pasakyti kai ką svarbaus. Mano sūnau, pasakė, mano tėvas, aš esu karalių karalius, o tu mano sūnus. Tai pasakiau, tėve, aš nebenoriu, kad tu daugiau rankiotum nuorūkas autobusų stotyje. Aš noriu, kad tu gyventum mano namuose. Sakau, tėti, taigi mano gyvenimo didžiausias troškimas yra. Bet aš esu blogas. Aš esu niekam tikęs. Aš esu toks ir toks ir toks ir toks. Mano karalius man atsakė, ne. Tu esi net netikęs. Tu esi iš didžiausias žmogus, kiek aš esu matęs šitoj visam. Oho, velnias sako, man niekad šitų dalykų nekalbėjo. Jis man kalbėjo, kad aš praradau patepimą, bet jis niekad nesakė, kad aš išdidus. Kame išdidumas, viešpatie? Ašgi toks nuolankus, aš toks Anas, aš toks Kajafas.
aš toks šilkinis, aš toks besišypsantis, visiems geras, visiems malonus. Ir viešpats man smeigia tiesiai. Tu, sako, esi išdidus, nes jausdamas savo širdyje kaltę, tu neleidi man, kad aš tau ją atleisčiau. Viešpatie, sakau, negi gali būti taip. Taip, mano sūnau, aš noriu, kad tavo kaltė būtų ištrinta amžiams. Tai kogi aš nusikaltau prieš tave, tėve? Ir viešpas man pasakė, sūnau, tu palikai pirmąją meilę. Tu palikai mane. Tu tapai konformistu, tu tapai populistu, tu tapai tuo, kuris stengiasi įtikti žmogui ir seniai nieko nebegirdėjai iš manęs. Tada aš pasakiau viešpatį, kalbėk man. Ir viešpats pasakė, tau nėra jokių šansų pamatyti mano veidą, kol tu žiūri į mane tik tai kaip apie šviesą, į šviesą, o į save žiūri kaip į tamsą. Aš esu šviesa todėl, kad aš esu meilė. Aš nuo pradžių ir dabar ir per amžius esu tas pats. Kaip aš mylėjau tave tą dieną, kai tu gimei, kaip aš mylėjau tave tą dieną, kai tu buvai kritęs, kaip aš mylėjau tave tą dieną, kai tu atsivertei, taip aš myliu tave dabar. Niekas negali tavęs atskirti nuo mano nuostabios meilės, sūnau. Priimk ją. tą minutę aš nukritau ant kelių, nes kambaryje buvo Jėzus. Aš jam pasakiau, Viešpatie, aš ateinu pas tave ir prašau tavęs, įeik į mano širdį dabar. Viešpatie, priimk mane į savo namus. Aš nenoriu būti benamis. Aš nenoriu būti tas, kuris miršta gatvėje. Aš noriu būti su tavimi. Aš priimu tavo meilę. Aš priimu ją, Viešpatie. Atleisk, kad aš buvau išdidus. Atleisk, kad aš bandžiau, Viešpatie, su savo silpnumais ir su savo dalykais susitvarkyti savo jėgom. Aš priimu tai, kas visą laiką buvo mano atžvilgiu. Ir aš atgailauju, Viešpatie, aš nusisuku nuo šitų minčių, kad man reikia dar kažką tai daryti, kad tavo akyse aš būčiau absoliučiai geras, tinkamas, mylimas, geidžiamas ir priimtinas. Ir Jėzus man pasakė, tada, nedelsdamas atleisk pats savo. Mylimasis, tu esi šitoj vietoj ir Viešpats tau kalba, nedelsdamas dabar atleisk pats savo. Aš niekada nekalbėjau savo protu tokios kvailos maldos, bet aš pasakiau, Viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu, aš atleidžiu pats savo. Aš pradedu į save žiūrėti taip, kaip tu į mane žiūri. Viešpatie, aš nuostabus ir geras ne dėl to, kad esu tas ir tas ir tas ir tas, bet dėl to, kad per tavo sūnaus kraują esu išteisintas ir nuplautas amžiams. Ačiū tau, Viešpatie, už šitą išgelbėjimą. Tėveli pasakiau, aš daugiau nebegaliu nieko kalbėti. Aš einu miegoti. Buvo vidurdienis. Atėjo mano žmona su vaikeliu, aš su jais jau nebegalėjau šnekėti nieko. Aš nuėjau ir užmigau. Aš įsikėliau, kaip sako lietuviai, kaip po krikšto. Ir Viešpats tada man parodė regėjimą.
milžiniškas voras, kuris buvo užėmęs visą mano akilį. Aš ne iš tų žmonių, kurie mato daug regėjimų, jų mačiau gal 2-3, bet tai buvo aiškiai. Staiga pradėjo pliukšti, 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 supliuško į mažą purviną balą, išgaravo ir išnyko. Aleliuja! Kai aš atsikėliau, mano burna buvo pilna druskos. Pilna druskos. Tai buvo realus, ne šiaip savo fizinis pojūtis, tai buvo burna pilna druskos. Sakau, viešpatie, kas tai? Sūneli, tugi žinai apie pasūdytą žodį. Tai tavo! Aš sakau, viešpatie, o ką man daryti toliau? Sako, tu prisimeni, kai buvai įtikėjęs. Ir po keletos dienų pradėjai skambinti telefonu savo draugams, kuriems buvai prikrėtęs visokiausių kiaulyšių ir atsiprašinėjai, prašėjai atleidimo. Sako, kam aš turiu dabar skambinti? Vos tenai sena prigimtis. Ir aš pasakau, niekam neskambink. Tu nekaltas. Dabar tu atleisk. Sakau, viešpatie, bet aš neturiu kam atleisti. Nebent jeigu tu parodysi. Šventoji dvasia pradėjo rodyti. Konkrečius žmonės. Ir aš pradėjau melstis, pradėjau atleisti jiems, pradėjau juos laiminti. Ir mano viduje atsivėrė šviesa. Viešpats man priminė tokį paprastą dalyką. Dabar, sako, tu pradėsi gyventi dėl to, kad atleidai. Tai yra saikas, kuriuo tu seikiai, tau bus atseikėti. Priimk atleidimą iš viešpatės, atleisk pats savo ir atleisk kitiems. Mano tėvelis pasakojo man neseniai tokią istoriją. Žinote, kai jam buvo 13 ar 14 metukų, mirė jo mamytė. Brolis jau gyveno kitoje vietoje, jie buvo dviese su tėveliu likę. Tėvelį įskundė į KGB. 2 metams pasodino į Vilniaus saugumo rūsius, o po to išvežė 8 metams į Vorkutos lagerius. Mano tėvelį visą parą NKVDistai spardė kojomis ir reikalavo išduoti partizanų būrį. Praėjo kiek laiko, senelis grįžo iš katorgos ir tėtis pasakojo tokią istoriją. Prieš pat mirtį, jis sako, mes sėdėjom su tėveliu pirty ir aš paklausiau savo tėvo, tėvelį, pasakyk, kas mus pardavė? Kas mus pardavė saugumiečiams? Nes aš, sako, numaniau, kas tai per žmogus ir tuo metu jisai buvo gyvas. Jeigu aš, sako, niekam gyvenime to nepasakysiu. Ir mano senelis atsakė tėvui, mylimas sūnau, tai tarp manęs ir mano viešpatės. Aš tam žmogui seniai atleidau. Ir tegu tas žmogus gyvena, kad tu gyventum. Aš pamačiau, kad šita šlykšti dvasia, kuri įvelia mus į religinį tinklą, kuri padaro mus tokiais teokratiniais gaidžiais. Po to pradeda rodyti žmonės, kad jie aplinkui yra kalti dėl mūsų dalykų. Ir sužeidžia mūsų širdis. Ir tada mes jau nieko nebegalime priimti iš jų, kaip maži ir neišmanantys vaikai. Sako, man nereikia tavo dovanų, susirink savo kastuvėlius ir varyk į savo kiemą. Įsižeidęs, tu niekada nepriimsi Dievo dovanos, kuria tame žmoguje. Ir mes turime tik tai tuos žmonės, kuriuos matome aiškiausiai, mūsų pastorius, mūsų lyderius. Bet žinai, šalia tavęs aplinkui yra visi Dievo dovanos. Todėl Jėzus sako, kokius seikus seikėte, tokių atseikės. Tokių jums bus atseikėti. Aš matau, kad mūsų tauta yra labai įsižeidus. Brangus kauniečiai, mes turime atleisti rusams, mes turime atleisti azijatams, kurie prievartavo mūsų motinas ir mūsų močiutes. Mes turime atleisti visiems. Nes priešingų atveju mes būsime sumaitoti. Vokietija po karo pakilo dėl to, kad visiems atleido ir atgailavo.
Adenaueris pradėjo Vokietijos atstatymą ne nuo paskolų, bet nuo Nehemijo knygos. Amen. Ir mums reikia nuo to pradėti. Toliau viešpats man parodė rodyti sekančius dalykus. Jisai sako, iš tikrųjų, mielas Gintai, tu supranti paprastą dalyką. Tavo tėvas atleido tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų į pražūtį buvo pasmerkę jį ir jo tėvelį. Ir tu šiandieną važinėjai po Lietuvą. Tu šiandieną daug kur turi atviras duris. Ne dėl to, kad tu kažkoks ten Gintas Abarius, bet dėl to, kad tavo tėvas yra Lionginas Abarius. Tavo geras vardas priklauso ne nuo tavęs, bet nuo tavo tėvo vardo. Mano vardas yra geras tiek, kiek aš tikiu vardu to, kuris mane išpirko ir nuplovė savo krauju. Kitų gerumo požymių nėra. Nei intelektas, nei analfabetiškumas, nei profesionalumas, nei saviveikla jokios reikšmės neturi. Tik tai tiek, kiek aš tikiu. Ir viešpas parodė man sekantį dalyką. Sakė, mielas Gintai, sekantis dalykas yra tas, kad didžioji žmonių nuodėmė, pirmoji, kuri atnešė pasaulį prakeikimą, buvo ne ta, kad jie nepakluso ir kad jie suvalgė tą vaisių, bet jie nepakluso po to, kai patikėjo, kad Dievas, kuris yra jų tėvas, jiems nepakankamai geras, kad jis juos nepakankamai myli, kad jiems reikia dar kažko tai. Jie nepatikėjo Dievo meilę, kuri yra absoliuti ir niekad nesikeičianti. Viešpas man kalbėjo sekančius dalykus. Gintai, dabar, kai tu aplinkui nebeturi iš tiesų žmonių, kuriems negalėtum tiesiai į akis pažiūrėti, kalbėk savo meilę kitiems. Tavo problema, kad tu ieškai meilės iš žmonių, kad tu bandai mano vietoj pasistatyti savo lyderius. Taip, tu turi nuostabiausią pasaulyje pastorių, bet jis ne Dievas. Tu turėjai nuostabų šitą žmogų, šitą genialų pamokslininką, bet jis ne Dievas. Kartais jisai negali atsakyti tavo širdies poreikius dėl to, kad jis yra ne Dievas. O kartais jis gali, bet nenori dėl to, kad yra žmogus. Ir tada tau reikia jam atleisti kaip žmogų. Tada tau reikia jį suprasti, kad kitoje vietoje tu elgiesi lygiai taip pat. Amen. O Dieve, kokia nuostabi tavo meilės gelmė. Dar toliau viešpats man kalbėjo. Gintai, prisimink, iš kur tu kilai. Nu kaip, iš muzikos pasaulio? Ne. Nu iš kur, iš meno mokyklos? Ne. Mesk tą savo sceną. Ir šiandien aš noriu užduoti jums tą patį klausimą. Klausykite, mylimieji. Kiek iš jūsų čia esančių šitoje salėje, tėvai arba seneliai, giminės, yra buvę Sibire, yra nukentėję po karo? Pakelkite savo rankas. Kiek iš jūsų artimieji arba giminės yra buvę kalėjime? Mes galime pasidaryti vieną paprastą išvadą. Mes esame katorgininkų vaikai. Mes esame tie žmonės, kurios viešpas iš tikrųjų iš nelaisvės ištraukė. Ir jūs pamenate, kad iš tikrųjų mes galvome, nu kada ta Sovietų sąjunga praeis? Gal niekad nepraeis. Šiandien vat ką turim, tuo ir pasitenkinsim ir gerai, ir šypsosime savo viršininkams. Bet vieną dieną viešpas atplėšė šitas duris, sako, laisvė. Bet mes negalime ją naudotis, dėl to, kad mes taip pripratę. Iš kur čia šitas lietuviškas depresonas, kaip pastorius kalbėjo? Aš jo nekenčiu visą savo širdim. Bet noriu tarsi pratęsti Giedriaus mintį. Depresija neturi tautybės. Aš mačiau depresuotus rusus, žydus, jūs nematėt, kaip atrodo depresuotas ispanas. Ten iš viso šakės viskam. Depresija yra dvasia, kuri yra vergovės
dvasia, kuris sako, tau nėra niekame išsigelbėjimo. Ir taip žmoguje mums išsigelbėjimo nėra, bet yra Jėzus, kuris atėjo šitą žemę, kad atstatytų tave pilnai. Ir tą dieną, kai jisai mirė ant kryžiaus, kai jisai prisikėlė, tu buvai pasodintas drauge su dangiškoju tėvu, drauge su Jėzumi danguose. Taip sako raštas, kuris yra taip ir amen. Tu šiandieną nebe vergas, tu šiandieną esi laisvas žmogus Jėzuje Kristuje. Aš įstoju prieš šitą dvasią Jėzaus Kristaus vardu. Jinai nieko bendro neturi su Lietuva. Jinai yra čia svetima. Aš skelbiu tai Jėzaus Kristaus vardu. Mes žiūrime į savo sovietinį laikotarpį, mes žiūrime į savo smutkelius, bet Lietuva kažkada buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Prieš Lietuvą drebėjo orda ir Vatikano orda. 1410 metais, 15 Liepos, mes sumušėme iš Viešpaties malonės jungtinę popiežiaus kariuomenę, kuri buvo pasiųsta mūsų sutriuškinti. Ar tai buvo depresuoti žmonės, kurie tokius žygdarbius darė? Lietuva ne šalis, kur visi didvyriai miega kapuose. Lietuvoje visi didvyriai sėdi bažnyčioje. Tu esi didvyris. Tu esi didvyris. Gal tu šiandieną dar savo kelėmis nematai, kiek tu nuveikė dėl Jėzaus, kiek jis nuveikė dėl tavęs. Bet žinai ką? Niekas neklausia, kiek karaliaus vaikas yra laimėjęs mūšį. Jį gerbė dėl to, kad jis yra karaliaus vaikas. Ir aš noriu, kad šiandieną Jėzaus Kristaus vardu tavyje pakiltų šitą dvasią. Pakiltų teisumo Viešpatyje dvasia. Kad tu nustotum savęs smerkęs, kad tu nustotum žiūrėjęs į žmogų, kad tu nustotum ieškojęs paguodos kame nors kitame, kaip tik Jėzuje Kristuje. Nes jo meilė šiandieną yra tau skirta. Nesvarbu, ar tavo tarnavimas yra sukiužęs ar sugriuvęs. Jeigu jisai pradėjo griūt, pradėk šlovinti Viešpatį, nes netrukus tu su juo susitiksi. Amen. Jisai patraukė iš mūsų rankų viską, į ką mes rėmėmės, kad galų gale mes suprastume, kas mes esame Jėzuje Kristuje. Ir iš tiesų, supratę tai, mes galime giedoti giesmę. Giesmę, kuri galbūt nebus kažkokia labai greita arba lėta. Jinai nebus nei labai komplikuota, nei labai paprasta, bet tai bus giesmė, kuri kils iš dėkingos širdies. Nėra naujos giesmės iš vergo širdies. Nėra naujos giesmės be dėkingos širdies. Nėra naujos giesmės, jeigu prieš tai Viešpats neišlaisvino tave. Vergas negali giedoti laisvai. Vergas gali giedoti Viešpatį, aš noriu tave regėti, noriu tave matyti. Charizmatinių zekų jungtinis choras. Kada nors Viešpatį, ir velnias sako, taip, žinoma, kada nors, tik ne dabar. Palauk, subręsk, ateis tavo laikas. Mano laikas yra dabar. Kai Jėzus Kristus atėjo į savo sinagogą, jisai atvertė Isajos ritinį ir perskaitęs tuos žodžius atsisėdo į kėdę ir visų akys sužiuro. Kodėl sužiuro? Todėl, kad sinagogoje ta kėdė buvo palikta Mesijui, išlaisvintojui, išgelbėtojui. Ir tada Jėzus Kristus pasakė, mes skaitome Jono Luko 4:20, dabar išsipildė šitie žodžiai. Dabar yra tas laikas. Dabar yra tas laikas. Mes galime sakyti, kad iš tiesų mūsų šlovinimas, mūsų giesmės apdujusios, tai mes padidėjom, tai mes susiaurėjom. Ir žinai, kai mes naudojamės kažkokius žmogiškus raginimus, gali mus raginti žmogus puikiai pažįstantis Viešpatį.
patirtį ir turintis visą apreiškimą. Bet jeigu mes patys sėdime savo mažytėse religinėse kamerose, taip mums davė vizūną, mes po konferencijos biškiau išsiplėtėm šlovę Viešpatie, konferencija baigėsi. Kaip guma iš kelnių ir vėl viskas savo vietoje. Kodėl? Paskutinė rašto vieta. Ir mes melsimės. Jėzau, koks tu fainas! Aš daugiau niekad negrįšiu į šitą zoną. Aš laisvas žmogus. Aleliuja. Kurgi šitie mūsų brangus galatai? Klausykite. Klausykite tyčiai. Įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. Bet tikėjimu atėjus jau esame auklėtojo globoje. Nesame. Juk jūs visi esate Dievo sūnus per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Čia 3 skyriaus finišas, 27 eilutė. Ir visi, kurie esate pakrikštyti, kur? Kristuje. Apsivilkote kuo? Kristumi. Dabar klausykite, nėra nei žydo, nei graiko, nei intelektualo, nei teologo. Nebėra nei vergo, nei laisvojo. Nebėra nei vyro, nei moters. Bet visi esate viena Jėzuje Kristuje. O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonys ir paveldėtojai pagal pažadą. Kokį pažadą? Kad vieną dieną mes vėl vaikščiosime Dievo akivaizdoje kaip jo vaikai. Be gėdos, be kaltės. Tiesiai žiūrėdami tėvui į akis, žinodami, kad esame jam priimtini ir brangiausia tai, ką jis turi šioje žemėje. Gali pasakyti aleliuja? O dabar pasakysiu, sako Paulius, kol paveldėtojas vaikas, jis nesiskiria nieko nuo ko, nuo vergo, nors yra visko šeimininkas. Jis esti globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje iki kada? Iki tėvo nustatyto meto. Ir šiandieną pastorius pamokslavo apie Samuelį ir Helį. Samuelis turėjo prižiūrėtoją. Ir gink Dieve, nesupraskite šitos eilutės neteisingai. Neteikite pas savo lyderį ir pastorių, nesakykit, viskas tavo metas baigėsi, ištiš. Tada tu pajusi, ką reiškia ištiš. Bet Viešpats kalba mums, kad taip buvo ir su mumis, kol buvote vaikai, turėjote vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžia ir kad mes įgytume ką? Įsūnystę. O kadangi esate sūnus, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasią, kuri šaukia Abba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus. O jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Jėzų Kristų. Visi Dievo pažadai priklauso tavo gyvenimui. Taip ir amen. Rusų kalboje yra nuostabus žodis, rabočiai, kuris susideda iš 2 žodžių. Раб, очи. И с одной стороны, мы, конечно, рабы, но рабы не мы. Mūsų vergystė, ne pasaulio vergystė. Mūsų vergystė yra priklausomybė nuo Viešpaties širdies. Mūsų vergystė yra priklausomybė nuo Viešpaties meilės. O yra blogai būti priklausomu nuo to, kuris nieko kitko nedaro, tik tai myli tave, nes pirmas yra tai nusprendęs. Kur trokšti šiandieną būti? Aš trokštu šiandieną būti su Kristumi, nes nebe aš, bet Kristus šiandieną gyvena manyje. Jam visa šlovė, jam visa garbė. Pašlovink ir pagarbink jį. Jisai liečia tavo širdį. Jis myli tave. Jisai džiaugiasi tavim. Ir tiesiog dabar aš noriu melstis su jumis, brangieji.
Su tais, kurie šiandieną jaučiatės nuliūdę, sumaitoti, sutriuškinti. Su tais, kurie šiandieną esate šitam klaikiam tinkle. Čia nėra komisijos. Mes esame Tėvo namuose. Mes visi šiandieną jau kilti. Jeigu tu šiandieną negali atleisti savo, jeigu tu šiandieną negali atleisti kitiems, jeigu šiandieną tu negali priimti Dievo meilės, Dievas sako, tai ne mano požiūris į tave, brangusis. Aš myliu tave toks, koks tu esi. Ir noriu šiandien įteikti tau grožybę vietoj pelenų ir džiaugsmo aliejų vietoj apsunkusios dvasios, gyriaus drabužių. Aš noriu mylėti tave. Aš noriu būti draugė su tavimi. Aš noriu būti su tavimi, mano žinai. Iš tiesų, jeigu šiandieną tavo širdyje kaltė, jeigu šiandieną tavo širdyje atmetimas, nepadės naujas pamokslas apie nuodėmę. Tu jų girdėjai daug. Pakelk savo akis į Golgotos kryžių. Ten su tavo nuodėmė ir gėda buvo susidorota amžiams. Išdrįsk pažvelgti į Jėzų. Išdrįsk pamatyti, kaip Jis myli tave. Išdrįsk išeiti iš savo mažos religinės kameros. Išdrįsk peržengti šitą tvorą ir pasakyti, kas bebūtų, man nieko daugiau nereikia, kaip tik tai tavęs, Jėzau. Gal tu iš tikrųjų buvai kaip tas Anas ir Kajafas. Tu buvai toks lojalutis, toks gražutis, toks saldutis, bet savo širdyje tu žinai, kad šitas gyvenimas tave baigia dabaigti. Kad tu vaikščiai ne prieš Dievą, bet prieš žmones. Ir žinai, kai tu vaikščiosi prieš Dievą, mylimasis, tu pamatysi, kad tu vaikštai vienoj dvasioj su savo lyderiais. Tai niekada nėra antagonizmas. Bet stengdamasis vaikščioti prieš žmonės, tu visada atsidursi velnio pinklėse. Ir štai malonės laikas. Dabar yra ta diena. Dabar išsipildė žodžiai. Viešpats šaukia tave į laisvę. Jeigu tu esi šitoje salėje, brangiausias mano, nesigėdik. Įveik savo gėdą. Įveik savo atmetimą. Įveik savo nuogąstavimą. Įveik savo baimę. Ir ateik šitą šau į priekį. Norime melstis tau. Norime, kad Viešpats išlaisvintų tave. Jėzaus Kristus.